Sveiki. Šiuo kartu kalbėsiu apie reikalavimą būti savo vietoje, ką aš irgi neretai laikas nuo laiko vis išgirstu. Kai pagalvoju, kiek kartų girdėjau savo gyvenime reikalavimą būti savo vietoje. Daug. Kiek kartų jutau reikalavimą būti savo vietoje tvyrantį ore. Sakyčiau, nuolatos. Tarytum žmonėms mistinis kažkas leistų pasireikšti, bet reikalautų išlikti tam tikrose smėlio dėžės ribose. Panašią mintį girdėjau iš vieną islamą išpažįstančio žmogaus, teigusio, jog žmogus gali elgtis laisvai, bet tik tam tikrose Dievo nubrėžtose ribose. Žmogus negali būti visiškai laisvas. Nežinau, ką reiškia visiškai ar ne visiškai, tačiau viduje jutau, jog su tą mintim nesutinku. Arba man tos ribos yra labai plačios. Svarbiausia nepakenkti ar nenuskriausti kitų, o visa kita paties žmogaus valia. Net jei kartais žmogus nusiskriaudžia save. Nes kiekvienam savos pamokos ir savos mėsmalės, taip sakant. Tačiau net savose pasirinkimuose žmogus lyg ir turėtų neišsišokti ir būti savo vietoje. Nori nusidažyti plaukus? Puiku, saviraiška. Žaliai? Nejuokauk, būk savo vietoje. Nori įsiverti auskarus? Į ausis? Okei. Į antakį? Būk savo vietoje. Visi patiria krizę, jiems sunku, o tau viskas gerai? Tavo finansai nenukentėjo nuo pandemijos? Nesigirk, neerzink žmonių, būk savo vietoje, nevaizduok. Nori pasidaryti plastinę operaciją? Tik jeigu labai reikia, arba jeigu didelis defektas. Antraip, būk savo vietoje, kam čia tos visokios plastinės operacijos. Turi nepopuliarią nuomonę? Bent jau nesakyk, būk savo vietoje. Vyresnio amžiaus moteris nori apsirengti atviresnę suknelę. Išsišokėlė, tegul būna savo vietoj. Kuomet visi sėdi uždaryti savo šalyse, čia turiu omenyje COVID, kada visi sėdėjom, kažkas sugeba atostogauti vienoje iš 3 pasaulio šalių, kurioje nėra karantino. Tai bent išsišoko, visai nebūna savo vietoje ir net išdrįso apie tai paskelbti Instagrame ar net kokioje rimtoje žiniasklaidos priemonėje. Gal kas man pasakys, kur yra toji mistinė savo vieta. Savo vietoje nesantys žmonės erzina. Jie bado akis, jie išsišoka. Jie parodo, kad gali būti kitaip. Išeidami iš savo komforto zonos, jie liudija, kaip nesmagu ir nesaugu gali būti iš jos išeiti. O gal vis tik verta? Imkime Madoną. Kas bent probėgšmiai stebi jos dešimtmečius trunkančią kūrybą bei visą gyvenimą, žino, jog ši atlikėja tikrai nėra savo vietoje. Nei savo kūryba, nei apsirengimu, nei koncertų šou, nei savo partneriais ar seksualiniu gyvenimu. Ji ir niekada nenorėjo būti it šuniukas savo vietoje. Ji tai atvirai deklaruoja, ji tuo didžiuojasi. Ir dėl to ji jau yra patekusi į pasaulio kultūros, muzikos, mados ir kitokią istoriją, net jeigu jau daugiau nieko nebesukurtų. Be abejo, negali visi būti Madonos ir jokių būdų nereikia visiems stengtis būti Madonomis. Kiekvienam savas išsišokimas, kaip sakau. Kam prabangiau valgyti, jei tik norima ir galima sau leisti? Kam užsivilkti tokios spalvos drabužį, kokio žmogus įprastai nenešioja? Kam pabūti vakarėlio siela, nors įprasta būti savo vietoje ir nebūti zavadyla, kaip sakoma? Kam pašokti, nors paprastai žmogus nešoka, nes mūsų giminėje niekas nešoka, kaip kartais sakoma? Kam išdrįsti imtis verslo, nors visi giminaičiai yra ir visą laiką buvo paprasti žmonės? Kam iškeliauti į Saudo Arabiją ar Mongoliją, jeigu yra normalių šalių, kur galima keliauti ir kur visi keliauja? Mes išsišokame pačiais įvairiausiais būdais. Kartais tokiais, jog mes net nepastebime, kad prieš kažką išsišokome. Dažnai mums to nepasakoma, bet galime sužinoti per aplinkui arba jausti tai kybant ore.
Jeigu tik mums prieš kažką pasidaro nepatogu, galime žinoti, išsišokome. Tai gali būti mums parodyta sumišimu, veido išraiška, nuostaba, kartais atvirai žodžiais ir tada po nepatogumo ateina kaltė. Lyg savo išsišokimu kitą labai užgavome, įžeidėme, pažeidėme jos arba jo ribas, tačiau jei neakivaizdi kito reakcija, mes išsišokę jaustumės gerai, nes mums atėjo toks autentiškas impulsas. Svarbu, kaip minėta, nepažeisti kitų žmonių gerovės ir neužgauti jų. Na, kai kuriuos užgauna plaukų spalva arba kėlimasis 12 val. Dienos. Sorry for them, kaip sakoma. Todėl man labai patiko užrašas Gedimino prospekte, kurio jau deja nebėra, labai gaila. Tas užrašas sakė išsišok. Retai kas išsišoka dėl išsišokimo. Ar aš pats dažnai išsišoku? Na, kaip geras berniukas neretai tikrai būnu savo vietoje, tačiau paskutiniu metu imu išsišokti dažniau, ten, kur man svarbu. Ir toji savo vieta kažkokia ankšta darosi. Norisi pakilti ir iš jos išeiti. Iš pradžių rečiau, o paskui ir dažniau. Na, net šio video įrašinėjimas man yra tam tikras išsišokimas. Ir be abejonės čia aš esu šiek tiek išėjęs iš savo vietos, na, ji kol kas šąla be manęs, tai atleidžia jį man. Tikrai tą savo vietą sugrįšiu, bet ji man nebebus kalėjimas, o tiesiog namai, į kuriuos norisi sugrįžti. Man padeda draugai bei visi geri žmonės, su kuriais jaučiuosi saugus palikti savo vietą ir vis labiau plėsti jos ribas. Taigi, neapleiskime vadinamųjų savo vietų, nors ir ne visada žinome, kokios jos, kur jos ir kodėl būtent tokios. Nevenkime ir išsišokti, jei tik mums vidus sako, jog tai į gerą ir yra naudinga. Kai aš išeinu iš savo vietos, iš karto tampu pats savo įdomesnis. Na, jaučiu, jog jūs taip pat.